Pati šventoji dvasia yra didžiausia Dievo dovana. Daugybė bažnyčios rašytojų mąstė apie šitą neįtikėtiną dalyką, kad Dievas pats save padarė dovaną. Šventas Augustinas, jisai sakė, kad šventoji dvasia yra Dievo meilės dovana pasauliui ir Dievo meilės dovana mums. Nes dieviškas gyvenimas, kuris ir yra šventoji dvasia, jisai išsiliejo iš Dievo meilės pilnatvės ir tapo mūsų gyvenimo dalimi. Pati didžiausia dovana yra tai, kad Dievas dovanoja mums save šventojoje dvasioje ir tai yra daugiau negu mes galime įsivaizduoti. Nes pats dieviškas gyvenimas tampa žmogiško gyvenimo dalimi. Ir pagrindinė Dievo dovana tai yra perkeistas žmogiškas gyvenimas, yra laisvė ir meilė, kurią dovanoja dvasia. Vienas iš dalykų, kuris įvyksta krikščionio gyvenime, kada šventoji dvasia pradeda jame iš tikrųjų veikti, tai krikščionio gyvenime atsiranda vietos tarnystei arba gyvenimui kitiems, nes žmogus užuot galvojęs apie save, pradeda staiga galvoti apie kitus ir tas noras daryti gerą, noras tarnauti kitiems, jisai labai dažnai yra lydimas Dievo pagalbos arba antgamtinės Dievo pagalbos. Ir labai dažnai, ir tai matyti taip pat ir šventųjų gyvenimuose, Dievas veikia ypatingai ten, kur yra žmogaus silpna vieta. Tas, kuris buvo ypač išpuikęs ir savimylą, jisai staiga tampa vargšų ir nuskriaustųjų globėjų. Tas, kuris buvo paprastas ir nepasižymėjo jokių išmanimų, tampa bažnyčios mokytojų arba mokytoja. Ir tas Dievo veikimas, jisai pasireiškia daugybę skirtingų būdų, kuris aprašytas ir Naujajame testamente. Paulius keletoje vietų išvardina charizmų sąrašus, kad Dievas kai kuriuos paskyrė pirmiausiai apaštalais, paskui pranašais, paskui mokytojais, kitiems davė tarnavimo dovaną, kitiems gerų darbų dovaną, dar kitiems kalbų aiškinimo, dar kitiems pranašavimo dovaną. Ir vardinama šitas dovanas, Paulius nuolatos pabrėžia, kad visos šios dovanos yra skirtos bažnyčios statymui. Tai yra dovanos, kurios mes gauname ne savo patiems, bet gauname tam, kad galėtume pasitarnauti bažnyčios ugdymui, bažnyčios statybai.